Sveiki, Roberta. Sveiki. Tai smagu pasimatyti, smagu turėti galimybę turėti jūs šiame pokalbį. Kaip ir kalbėjom, tai šitas susitikimas yra projekto Upfield dalis, e, nors pagrindinė projekto tema yra klimato nerimas. E, Tačiau po, po šitą, po šitą temą iš tikrųjų paeina ir dar keletas dalykų. Ir kadangi mes atlikom tyrimą tarp jaunų suaugusiųjų, tai vienas iš dalykų, ką pamatėm, kad iš tikrųjų aplinkosaugos mokslai yra jiems labai įdomus ir aktualūs. Ir viena iš sričių, kuri turbūt buvo labiausiai paveikta klimato kaitos, bent jau pagal tą tyrimą, kurį atlikom, tai profesinės ryties pasirinkimas. Tai vadinasi, kad jauni suaugusieji jie iš tikrųjų yra susidomėję, kuo daugiau prisidėti savo žiniom, kompetencijom, savo galimybėm darbę pakeisti tą klimato kaitą į gerąją pusę. Ir aš manau, kad šiandien mes tas temas galėsim paliesti, nes toj srity jūs ir dirba, tai labai smagu, kad dalyvauja čia šiandieną. Tai jeigu galit, gal tada trumpai prisistatyti, papasakoti apie save ir savo veiklą. Aš esu aplinkosaugininkė, aplinkosaugos specialistė. Daugiausia mano patirtis yra atliekų tvarkyme, pakuočių apskaitoje. Esu baigus aplinkos apsaugos inžineriją. Dirbu aplinkosaugos srityje jau 18 metų. Ir mano daugiau darbo specifika yra aplinkosaugininkas įmonėje, kai Mhm. verslas vykdo ūkinę veiklą ir jeigu turi jisai tam tikrą leidimą, tipką arba taršos leidimą, turi turėti žmogų, kuris rūpintųsi, kad vykdytų veiklą pagal tai, nes ateina aplinkosaugos inspektoriai patikrinti ir daug įvairiausios įtakos taršos vyksta, nuotekų, vandens, dirvožemio, gali būti fizinės taršos, kaip jau labiau darbuotojams, ten triukšmas, vibracija, gal kažkokia spinduliuotė, o šiaip atliekos, pakuotės susidaro, arba galbūt užpildo pakuotės, reikia apskaityti, yra oro tarša, galbūt kažkokios Mhm. oro taršos šaltiniai yra. Ta aplinkosauga yra labai platis rytis, nėra vien tik atliekų rūšiavimas. Ir Tai mano ir dar būtų toksai gal kitas klausimas. Iš tikrųjų, mes labai dabar dažnai girdim žodį tvarumas, kuris iš esmės kaip nėra vien susijęs su ekologiniu tvarumu, tai paliečia ir kitus aspektus, ir aplinkosauga. Tai klausimas iš tikrųjų, koks yra jų paaiškinimas ir kur yra ta tvarumo ir aplinkosaugos sąsaja. tvarumas kaip žodis šiai dienai yra labai nuvalkiotas. Taip, taip, būtent. Žmonės net nesupranta, nes naudoja visur, kad galvoja, kad kažką žaliau, kažko mažiau panaudosiu, kažką perdarysiu, bet tvarumas apima ne vien tik aplinkosaugą. Aplinkosauga yra tik dalis. Tvarumas yra socialinė atsakomybė, tai yra žmogiškų išteklių valdymas, valdysena etiška, verslo lyderystė ir dalis yra aplinkosaugos. Tai yra 3 sudedamosios. O aplinkosauga tai yra kaip mano veikla įtakoja aplinką per tas rytis, kurias išvardėjau. Mhm. Vanduo, nuotekos, cheminės medžiagos, fizinė tarša, atliekos, pakuotės, triukšmas, kvapai gali būti reljefo kažkokio pokyčiai dėl tavo ūkinės veiklos. Tai va, kaip mūsų ūkinė veikla įtakoja. Gali būti mūsų kaip fizinio asmens, gali būti kaip verslo subjekto. Tai aplinkosauga yra tokia labiau techninė, o tvarumas yra daugiau bendras, sulietas, kelios sritis, energetinių išteklių valdymas, etiškas elgesys su savo kolektyvu, su darbuotojais, kad Darbuotojais. jie gerai jaustųsi. Ir aplinkosauga irgi dalį šiek tiek irgi eina. Tai va tas tvarumas, netgi tvarumą labiau galima ir tai dar ne visai atsakingas vartojimas.
taip. kad tu iki galo sunaudoji daiktą, taupiai ir atsakingai naudoji kažkokius energetinius išteklius, kažkokias medžiagas naudoji tiek, kiek reikia. Neprisiperki per daug, daiktą suremontuoji ir tada dar naudoji, čia jau ta žiedinė ekonomika, kad Mhm. neišmesti, suremontuoti, naudoti. Tai tiesiog atsakingas vartojimas, kai tu taupiai sunaudoji daiktą, medžiagą kažkokią iki pat galo. Tai bendrai tai toks apskritai sąmoningumas, sąmoningas vartojimas, sąmoningas pirkimas, vėlesnis utilizavimas, tai labiau apgalvoti, sakykime, sprendimai, kurie iš tikrųjų gerai paminėjot, kad jie ne tik padeda planetai, bet ir ekonomiškai dažnai tai yra naudinga, nes vietoj to, kad pirkt naują daiktą, mes jį galim suremontuoti, arba vietoj to, kad pirkt naują, galim pirkti panaudotą. Tai manau, kad skirtumas kaip ir yra aiškus. Man iš tikrųjų labai įdomu, nes jūs dirbat su įmonėm, kokias tendencijas matot verslo sektoriui. Ypatingai mes dabar turim vis sugriežtintą, sakykime, griežtesnės aplinkosaugos politikas, kadangi esame įsipareigoję ir siekti ir ES tikslų. Tai kas šiuo metu, kuo gyvuoja mūsų verslo sektorius? Kadangi pernai Liepos mėnesį buvo priimta ES direktyva dėl tvarumo ataskaito rengimo, tai verslai, kurie papuola atitinka tam tikrus kriterijus irgi jau ruošiasi arba už 24, antroji banga už 25 rengti tvarumo tas ataskaitas, tai irgi dar, kadangi nėra perkelta į lietuvišką bazę teisinę, ką konkrečiai tiksliai daryti, tai irgi aiškinasi kažkokios informacijos, ieškosi, o kaipgi reikės tą dokumentą daryti. Vadovybė dažniausiai galvoja, kad ten bus keli puslapiai. Tie, kas jau daro tas ataskaitas, nusako, ten bus labai plačios apimties, tai esmė yra surinkti informaciją. Pradžioj nuspręsti, kokius taškus stebėti ir rinkti apie juos informaciją ir po to analizuoti ir detalizuoti ir įsikelti kažkokius tikslus, kaip pagerinti tuos taškus. Tai va čia toks yra konsultantam darbas, kurie dirba arba mokina, kaip rengti, arba rengia pačias tvarumo ataskaitas. Ir verslai, kurie nori patys tą daryti, irgi tokio mokymosi stadijoje, aiškinimuose. Tai vadinasi, mes kaip ir turim tikslą iš ES naują direktyvą, bet kaip tą direktyvą įgyvendinti Lietuvoje, tai kaip yra dabar pačios įmonės aiškinimuose būdu bando susitvarkyti ataskaitas. Nes didžiausios įmonės yra, kurios jau savanoriškai rengia tas ataskaitas, jau yra pavyzdžių, yra, kurios patenka jau už šiuos metus turės, tai jie irgi jau kažkokius turi kolektyvus, tvarumo vadovus turi, jau komandą tvarumo, kur irgi apima ir kas su darbo santykiais dirba, ir vadovas yra pasijungęs, ir skyrių vadovai, kurie irgi valdo informaciją, gali turėti įtakos kažkokių taškų pagerinimui, ten pavyzdžiui energetinių išteklių sumažinimu arba pakeisti apskritai naudojimo kuro rūšį, nes žalesis kursas, tai yra irgi ES politika, kurios tikslas yra dekarbonizuoti ekonomiką, tai yra, kad verslas ir ekonomikoje nebevaikščiotų iškastinis kuras. Mes nebenaudotume iškastinio kuro, jeigu naudojam, sugalvojam, kaip tą realizuoti arba susimokam taršą už CO2 išmetimą, bet kad iki 2050 taptų ekonomika neutrali CO2 į klimatą, kad neišmestų. Taip. CO2 emisijų tai nėra tas paprastas anglies dvideginis, tiesiog tai yra kriterijus, pagal kurį yra skaičiuojama. Toks kaip priimamas vienetas, kuris parodo, kokį tą pėdsaką palieka kažkoks tai procesas. Tai ES įmonės, kurios anksčiau, tai yra ES šalis, kurios anksčiau įsidėgė, persikėlė tą teisinę bazę, jos yra, kad jau aktyviau. Turiu vieną klientą, kuris
labai daug eksportuoja savo produkcijos, Mhm. tai užsienio šalis jau senai jau klausinėja, tai jūs ar skaičiuoja CO2 ir koks yra pakuočių perdirbamos, ar pagaminta pakuotė iš perdirbamos žaliavos. Šitos aplinkosauginius dalykus visi labai žiūri. Supratau. Man kas kitas dalykas, kas yra įdomu ir ką palėtė, tai kad, tarkim, kitos Europos šalis jau turi jau tą teisinę bazę, kuri veikia, kuri yra įsigalėjusi. Ir atitinkamai, vadinasi, verslai yra pristaikę prie tų sąlygų, kokios yra ir kad iš tikrųjų jie supranta, jog reikia skaičiuoti savo poveikį aplinkai, kokį jie palieka su savo veikla. Tai kadangi jūs turit, sakėt, 18 metų patirtį, tai kokias matot tendencijas Lietuvoje, kaip keičiasi verslai, nes aš manau, kad tikrai turėjom pereiti per tą etapą, kai tas poveikio aplinkai apskritai skaičiavimas ir matavimas buvo suvokiamas kaip kažkoksai perteklinis biurokratizmas, dar viena apsunkinanti sąlyga verslui ir panašiai. Tai kaip, kaip viskas keičiasi, ar iš tikrųjų įmonės jau turi tą sąmoningumą, kodėl daro ir kam tas poveikio aplinkai skaičiavimas, matavimas yra apskritai reikalingas. Taip, iš tiesų įmonės keičiasi, kas buvo pačioj pradžioje, tai ai, nu tai dar vienas leidimas, nu Taip. tai dar čia kažką padaryti, o tai gal kaip nors prasmuksim, praslysim, Mhm. bet esmė yra tokia, jeigu ateis inspektorius ir tu nevykdai tai, ką turi pagal teisinę bazę vykdyti, nevalai kažko, nesurenki paviršinių nuotekų, ten triukšmo nesuvaldai ir aplinkiniai gyventojai irgi skundžiasi, jie tiesiog sustabdys tavo verslą, uždarys. Taip. Nu, ne tai, kad uždarys, sustabdys Mhm. veiklą, leis pradės vykdyti tik tada, kai tu susitvarkysi, kai tu nedarysi neigiamos įtakos, kas nusižengia teisės aktam. Tai jau vadovai tą supranta, kad jeigu aplinkosaugos taisyklių įstatymų nesilaikysiu, aš negalėsiu vykdyti veiklos. Todėl investuoja tiek, kiek gali. Ir Mhm. jau čia koks dešimtmetis yra, kad jau vadovai patys į tą aplinkosaugą jau žiūri kitaip. Čia ne tas, kuris Taip. atėjo pasišniukštinėti, kurį pavaišinsim kava Mhm. ir su kuriuo gal kažką susitarsim. Ir supranta Mhm. iš esmės, kad tos nuotekos jos tikrai kažkur nukeliauja ir galbūt jos keliauja tegu ten, kur bus išvalomos, o ne kad savo prisipilsim į gruntą ir Mhm. paskui, kur auginsim parką, medelius Taip. ir ten niekas neauks arba turėsim labai prastą dirbožėmį. Tai ta atsakomybė ir supratimas yra jau. Pasipriešinimas yra naujose dalykuose, bet kai yra privalomybės, kai politika teisinė bazė apibrėžia, Mhm. kad tu privalai, nu, niekur nedingsi. Jeigu nori išlikti kaip verslas, tu turi keisti požiūrį. Čia kaip ir buvo su tom pakuotėm irgi, Taip. tuos vienkartinius plastikinius draudžia. Nu, draudžia. Nu, tada galvoja, ką jau nebe plastikinius, jau tada tai medinius, tai popierinius. Aišku, buvo verslų, kurie irgi ten karštų patiekalų vienkartinės dėžutės. Ir jos Mhm. yra tos puto polistirolio, bet jos yra dviejų tipų. Vienos yra toks vientisas, tas puto polistirolas, kitas granuliuotas. Tai vieną kaip ir uždraudė naudoti kaip vienkartinį, Mhm. kitą neuždraudė, bet yra įmonės, kurios veikla yra vien tokios pakuotės gamyba. Taip. Tai irgi būna visada pasipriešinimas, kad, nu, ką man užsidaryti, todėl kad jūs susigalvojot, kad čia išėmam tas vienkartinės pakuotės. Bet visada, nu, kažkoks lankstumas yra. Įmonė nori veikti, galvoja naujus Taip. būdus, Aš ieško nišos, būtent, kur galės taip, veikti. būtent apie tą ir galvojau, kol kalbėjot, kad iš tikrųjų labai lengva yra užsibūt tam status quo, kuris yra patogus, kuris jau yra žinomas, priimtinas. Ir kam ieškot kažko naujo, jeigu iš tikrųjų viskas vyksta gerai, bet kai turime iš išorės kažkokį tam tikrą spaudimą, būti žalesniais, e, siekti, kad tikrai tas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, tai verslai yra, sakykime, ir priversti ir tuo pačiu atsidaro galimybę surasti naujų būdų ir priemonių ir tokiu būdu auga, manau, ir nauda yra tikrai visiems, nors
procese galima susidurti su sunkumais. Taip, kartais tos technologijos, kurias norim įsidiegti, nori verslai, pasiskaičiuoja, visada pasibando, išbrankina patį produktą, tu tampi nebekonkurencingas rinkoje. Arba tu tiesiog tavo sąnaudas taip pakelia, kad, tai gal visai užsidaryti, tada neveikti. Yra įvairių variantų, nėra taip, kad tu aplinkosaugiškai tvariai veiktum, yra dalykų, kad tu per brangu taip daryti. Taip. Manau, ir vienas iš aspektų, iš tikrųjų, kas yra jau būtent nukreipta jau į pačius vartotojus, jeigu perėtume į jų pusę, kad iš tikrųjų dar, aš bent jau kaip matau Lietuvą, mums trūksta to sąmoningumo ir apskritai suvokimo, kad, sakykime, aplinkai draugiški produktai, prekės ar netgi paslaugas, jeigu kalbam, jie yra brangesni. Ir visa tai, ką kalbėjom, tai naujų technologijų išbandymas, įdiegimas, pirkimas, jis kainuoja ir iš tikrųjų įmonės užkelia kainą, tarkim, taip paprastai sakant, ne dėl to, kad, tarkim, ne marketingo, dėl marketingo, kad mes dabar jau esam draugiški aplinkai, bet iš tikrųjų tas kainuoja pasiektą lygį. Bet šitoj vietoj mes tuomet atsimušam ir į kitą aspektą. Tai į tą žaliai smegenų plovimą, kuomet yra sąmoningai tiesiog naudojamasi tais skambiais žodžiais žalias, aplinkai draugiškas, tvarus, kai iš tikrųjų tas yra visiškai neorganiškas. Tai tiesiog žalios spalvos, kažkokie lapeliai arba, sakykime, kažkokie sertifikatai atvaizduojami, kurie iš viso neegzistuoja, bet kaip ir žmogui sukuria tą tokį paveikslą, kad yra sertifikuota netgi. Tai kas vyksta o tas sertifikavimas yra tik legalus ir tikrai ekologiškas ir sertifikuotas yra tik vienas. Tas žalias lapelis su eko ženklu ir yra visada užrašytas sertifikato numeris ir tu matai, ar Lietuvos ūkiai užauginta, ar ES ūkiai užauginta. Gali būti produktui, bet gali būti ir proceso daliai tas ekologiškumo ženklas sukūriamas. Tai visada reikėtų skaityti etiketės ir kai tu žinai, kas iš tikrųjų yra, turi būti eko su žalias lapelis su žvaigždutėm. Ir tik tai čia yra ekologiška, o visi kiti eko-organik ir suyrantis ir taip toliau, tai čia yra marketinginis. Nors irgi ES priėmė direktyvą, kad stabdyti tą, gaudyti marketinginius tuos visus, greenwashingą stabdyti, kad negalėtų skleisti tokios informacijos klaidinančios. Nes kai tu nori ant etiketės parašyti kažką, kuom tu nori išsiskirti, tu turi tą įrodyti. O jeigu neturi įrodymų, tai tu neturi teisės net rašyti. Taip. Ant etikečių to ypatingumo savo. Taip, nes iš tikrųjų marketingas čia tikrai naudoja savo galią, vien pradedant nuo spalvų kažkokio adresavimo į tam tikrą sertifikatą, jau kaip kalbėjom. Tai aš labai tikiuosi iš tikrųjų, kad visų pirma augs ir vartotojų supratimas apie tą sertifikavimą, nes iš tikrųjų neturint žinių apie kas yra tas tikrasis sertifikatas ir kad jis gali būti produktui, procesui, kaip minėjo, tol mes to nepasieksim, nes paprasčiausiai žmonės to nežino ir turbūt net nesusimąsto apie tai iš tikrųjų. Taip veikia ekonomika, taip veikia verslai. Verslai nori uždirbti. Verslai sugalvoja, kaip paimti vartotoją per mažesnę, pigesnę kainą. Tai vienintelis kelias tai yra kelti tą sąmoningumą, kad žmogus pirkdamas žinotų, kad jis iš tikrųjų gauna už sumokamus pinigus tai, ko tikisi, ko nori. Taip. O visi apsipirkimai tose platformose pigių daiktų iš Azijos šalių. Nereklamuosim, visi žinom. Tai
reikia jungti galų gale logiką. Kaip tu už Mm, eurą, už du gali gauti daiktą, kurį tu čia tą patį daiktą perki už keliasdešimt eurų. Tai kokios medžiagos turi būti naudojamos? taip, Ten pavojingas, tas daiktas tavo yra pavojingas, nes iš pigių medžiagų yra pagaminamas tau gaminys, kokiomis darbo sąlygomis žmonės dirba, koks yra vaikų išnaudojimas. Elementariai žaliavų rinkimas irgi vaikai renka ir neaišku, kokią atlygį gauna ir pilnas internetas filmukų, kaip Azijoje yra gaminami produktai ir kurie dar, kokį tu pėdsaką, tie, kurie nori pėdsaką atsekti, CO2, kai jis perka savo regione, tai mažiau reikia transportui, o taip, jeigu tavo telefono PVZ dėkliukas keliauja iš Azijos laivais, jūriniais konteineriais už porą eurų, tai dar kiek pakuotės būna ten pripakuota. taip, Mes tai čia dėžutė, celofanas, nu dar maksimum siuntimo maišelis, ten mokestas paminkštintas, o iš ten tu perki daiktą 2 cm ant 10, o pripakuota taip, kaip nežinau, 5 poras batų pirktum. taip, taip, Kiek pakuotės dar susidaro, kiek nu tų išmetimų. Realiai mes užteršiam savo Lietuvą. taip. Dėl šito iš tikrųjų pilnai sutinku ir čia tikrai reikalingiausias tik tai už žmonių sąmoningumas, nes vis dėlto be paklausos nebūtų pasiūlos ir kol žmonės iki galo nesupras to poveikio ir nepriims sąmoningo sprendimo pirkti, kas iš kitos pusės irgi labai suprantama, kai tu gauni prekę už žymiai pigiau, negu tu galėtum tiesiog nusipirkti pas mus parduotuviai. Tai atrodo tiesiog, kodėl turėčiau aš švaistyti tuos papildomus pinigus ir mokėti brangiau, jeigu iš tikrųjų galiu gauti tą patį pigiau. Tai tiesiog reikia suprasti turbūt žmonėm, kas yra tas pigiau ir kokia yra ta pigiau kaina. Nes tas pigiau galbūt jisai tau tarnaus metus, pusę metų, o tu nusipirki kokybišką, tau 3 metus atitarnaus tas daiktas. Tai tu ir neapsistatysi daiktais, neapsipirksi, kiek laiko elementariai surasti tą daiktą, užsisakyti. Taip. Nu, tu daug savo, pats brangiausias resursas žmogui yra laikas. Pinigus dar gali uždirbti. Laiko, nu, nesusigrąžinsi. Tai tu per tą laiką knygą paskaityk, kai į parką pasivaikščiot, negu tu dar tų 3 metų laikotarpį 5 kartą vėl tą patį produktą, nu, kažkokį prekę perki elementariai. Kol tu ją susirandi, susilygini kainas ir taip toliau ir panašiai. Tai va čia yra tas toks sąmoningumas nepasiduoti tom reklamom, dabar va atėjo juodasis penktadienis. Taip. Tai tie juodieji penktadienį pas prekybininkus būna įvairiausi ir sezonų atidarimai, sezonų uždarimai, vidurio sezonų. Tai yra triukai, kad mūsų piniginės pritraukti prie savęs. O mesgi emocinės būtybės, mes norim pirkti. Tai va tas sąmoningumas. Pirkti tik tada, kai reikia. Arba tikrai jau suplanuotas daiktas. Aš nesu už tą, kad eiti į mišką, gyventi palapinį, prisidengti lapais, nieko neturėti, atsisakyti. Mes žmonės esam, visi daiktai mums yra sukurti, bet nu, nepirkim tų pačių daiktų funkcionalumo, kas atlieka tą pačią funkciją po 5, nu, nusipirkim vieną, nu, sunaudosim, nu, 2 turėkim, gal ten, moteris ten 2 rankinukų nori, nu, turėkim 2 rankinukus, bet, nu, 50. Bet jeigu tie 50 būtų kaip investicija, kokybiški, odiniai, viskas gerai, bet jie yra iš neaiškios kilmės medžiagos, kuri už kelis eurus ir tiesiog kaba ir jos po to negalėsim sutvarkyti, nes tik iš natūralių audinių tu gali perdirbti kažką padaryti, o ten totali chemija. Dar tu nešiodama tos chemijos prilieti, tu ją nuolatos kontaktuoja tavo kūnas, tu kvėpuoji, tu nežinai, kokį daiktą, kokį cheminę bombą tu pas save nešioji. Taip. Ir aš iš tiesų mačiau, kad dabar pastaruoju metu vis daugiau atsirado informacijos apie
chemiškai pavojingas medžiagas, iš kurių gaminami tie produktai iš pigių Azijos parduotuvių. Tai Mhm. labai tikiuosi iš tikrųjų, kad pasieks kuo daugiau žmonių šitą informaciją, kad apskritai suprastų, jog nieko nebūna nemokamai. Tie keli eurai, kuriuos mes sutaupome, mes už juos sumokame kitaip, tai savo laiku, savo sveikata ir sudėjus apskritai, tarkim, naudojimo trukmę tam tikro produkto, ką mes daug pigiau nusipirkom, tai galų gale viskas susideda, kad mes turim visai kitą tą kainą, kuri nėra vien ta suma eurų, kurią mes sumokam pirkdami. Taip, jeigu tavo odinis kokybiškas rankinukas gali tau tarnauti 3-5 metus, tai tu čia užsipirksi taip, kad žiūrėk, tau 2 kokybiški rankinukai per tą laikotarpį išeis, jeigu tu prisipirki tų pigių. Ir irgi laikas, kol tu ten susirandi, kol išsirenki, kol nusipirki, kol Taip. gauni. Vėl laiko resursai nueina. Ir galiausiai tai vėlgi, kaip ir atsimuša viskas į tą sąmoningą pirkimą, tai supratimą, ko reikia, kada reikia, tai kažkokio tam tikrų kriterijų nusistatymas, kainos siekimas, nesgi net tą patį produktą iš tikrųjų irgi galima nusipirkti sulaukus ar išpardavimo, ar nuolaidos, tai tokiu būdu ir gali sutaupyti, nebūtent tau tikrai ta alternatyva pirkti iš kažkur pigiau šiuo momentu nėra vienintelė ir manau mes ypač dabartiniais laikais turim galimybę labiau apgalvotai pirkti ir tiek sutaupydami, tiek galvodami apie ilgamžiškumą daikto. Taip, sezonų nuolaidos visada būna ir pigiau galima nusipirkti, kaip ta patarlė, ruošk roges vasarą, tai Taip. irgi kitai vasarai jau dabar gali nusipirkti kažkokių daiktų, galbūt kažkokių rūbų, gal kažkokių batų vasarinių, dabar Taip, kokybiškų su nuolaidomis. Nebūtina ten pagal madą eiti, pagal naujas taip. kolekcijas. Pirk klasikinius, kurie ten jau sezonui pasikeitus, kitiems metams atėjus, kad jau nebūtų taip, kad išėjai iš mados, neaktualūs. Taip. Šitas, manau, labai svarbu. E, Kaip ir jeigu jau kalbėtume apskritai apie madą, kuri yra tekstilė apskritai viena taršiausių rinkų iš tikrųjų, tai labai svarbu nepasiduoti madai tendencijom. Nes, sakykime, parduotuvės kaip Azijos parduotuvės, neįvardinkim, iš Mhm. tikrųjų gamina tūkstančiais modelių per dieną, pristato į rinką, tai tiesiog kopijuodami pagrindinės drabužių parduotuvės, jų tendencijas ir tiesiog apeliuodamas tai būtent į madą ir tą momentą, kai kažkas yra tiesiog ant bangos. Tai, manau, vienas iš pagrindinių aspektų. Ir daug yra sintetinių audinių, kurie nėra Taip. perdirbami. Ir neiškios kilmės. Mhm. Nauji sukurti ir jų neįmanoma perdirbti. Jų neįmanoma perdaryti, dar kartą panaudoti. Tai jie geriausiu atveju keliauja deginimui, energijai Mhm. gauti. Taip. Arba dalis, pas mus, pavyzdžiui, kur stovi tie konteineriai tekstilės, kur Mhm. yra surenkama, tai vežėjai surenka, savivaldybės pastatė konteinerius, vežėjai surenka, tai dalis dar yra atrenkama, kad galima panaudoti skudurams, bet irgi ne visi audiniai tinka. Dalis dar įmanoma kaip labdara nešiojimus Mhm. rūbus, irgi, o dalis irgi išvažiuoja į kitas, kaip čia, prasčiau gyvenančias šalis, kaip labdara, Mhm. kaip pagalba. Ir tose šalyse, kas lieka, tai čia pas mus tik ES yra nemetam, nedeginam, o Taip. atiduodam tvarkytojui, o ten irgi turim daug pavyzdžių, kaip dega Mhm. ištisi laukai Afrikoje, tekstilės mūsų privežtos iš Europos. Taip. Taip. Mačiau labai tokie liūdni vaizdai iš tikrųjų, kalnai tekstilės.
užteršiantis apskritai visą žemę, nekalbant, kiek yra sudeginama vėl, nors kaip ir mažiau taršesnis, sakykime, negu rūbų kasimas. Nežinau, kaip tiksliai techniškai Laidojimo. įvardinti. Laidojimas, taip. Mhm. Tai bet kokiu atveju poveikis vis tiek jisai nors, sakykime, mažesnė blogybė, bet kokiu atveju tai iš tikrųjų liūdni vaizdai matyti, kiek yra išmetama. Ir aišku, čia labai tokia plati tema, nes vėlgi tas vartojimas jisai labai priklauso ir nuo ekonomikos, ir kiekvienoje Europos šalyje yra skirtinga situacija. Tai va, tai toksai labai įdomus momentas. Ir dar vienas momentas dėl klimato. Klimatas, Mhm, visa atmosfera, visas oras tai yra vientisas, vienas, nėra vienoj zonai, kitoj taip. zonai. Mūsų gaubliukas prasisuka ir ta visa atmosfera jinai ta pati. Tai, kad mes čia, sakykime, Europos Sąjungoje nedeginam nieko, jau čia mažinam, kad neišmestume nieko į CO2 nieko. O jeigu už Europos Sąjungos ribų vyksta ir deginimai, ir naudojimai tam tikrų medžiagų, ką Europos Sąjunga uždraudus, taigi yra vientisas organizmas. Taip. Ir tas energijos vermės dėsnis visur galioja. Niekas iš niekur neatsiranda, niekas niekur nedingsta. Mhm, Mes ir sukvėpuojam ir Afrikoje, ir tų padangų padegintų, ir tos tekstilės padegintos. Nesvarbu, kad mes čia įsivaizduojam, kokie mes faini visi ir kaip čia mes norim būti neutralūs klimatui, žali. Pramonė yra didžioji, kuri išsikėlė savo gamybos į Azijos šalis taip. tam, kad čia Europoje liktų gražų švarus, bet klimatas yra Mhm, viena sistema, tai turėtų visas pasaulis tą pačią politiką vadovautis. Jeigu mažinam, taip. tai mažinam visi, nes jeigu vien Europą mažina, o Azija, Pietų Amerika, Afrika nemažina, tai apie ką mes kalbam? Mūsų Europa tai maža, o ten kokie fabrikai, kokie smogai. Mhm. Dėl šito tai tikrai pilnai sutinku. E, bet kokiu atveju, bent jau mano toksai asmeninis įsitikinimas yra, kad mes visų pirma turim galvoti apie save. Aišku, dalis ir, sakykime, marketingo yra nutaikyta į vartotoją, galutinį vartotoją kaip kaltininką, kad mes turim rūšiuoti, kad mes turim užtikrinti, tarkim, atitinkamą išmetimą dalykų ir maždaug, kad mes viską turim daryti. Nors iš tikrųjų ir gamybos procesai ypatingai yra labai labai taršus, tai čia nėra taip, kad vien galutinis vartotojas atsakingas. Tai manau, šitą turim suvokti ir turim atitinkamai reikalauti ir iš įmonių, iš verslų, kad jie vadovautųsi atsakingu, kad etiškai ir atsakingai aplinkos aspektų vykdytų savo veiklas, bet to pačiu ir mes apie save turim galvoti. Ir manau, kad pagrindinis dalykas, tai jeigu mums kažko nereikėtų, tai tas ir nebūtų gaminama arba mums siūloma. Tai čia Taip, būtų pagrindinis ginklas, kaip kaip būtų galima tą sumažinti. tiesiog vartotojas turėtų nepirkti kažkokių Taip, daiktų. Ir jeigu kažkokios prekės ir daiktai stovi lentynose, nejuda, neperkama, tai gamintojas juk jau nebegamina, nes mato, kad nėra paklausos tam daiktui. taip. Ir tada jau Tai, orientuojasi, žiūri, ką vartotojas labiau perka, gamina tą. mhm, Bet yra dar vienas dalykas, kartais vartotojas net nežino, ko nori. O gamintojas sukuria mhm, dalykus su ta mintimi ir su ta vizija, kad vartotojas dar nežino, kad nori to, ką aš taip, dabar kuriu. Ir taip. jam įprogramuoja per reklamą, per viešą erdvę, per socmediją visą, kad jam reikia tų dalykų. Mhm. Iš tikrųjų, ypatingai dabar, manau, socialinės medijos yra galingas ginklas ir nežinau, aš asmeniškai manau, kad kažkiek jau atsiranda tas sąmoningumas, kad realybė ir ką matom, tarkim, influencerių gyvenime yra iš tikrųjų du skirtingi dalykai.
ir kad reklamą jau ir ne tik atpažįstam, bet jau ir privaloma yra ją pažymėti. Tai e, manau, kad galbūt eina geryn situacija iš tikrųjų, bent jau noriu taip tikėti. Nes manau, kai vos pasirodžius šitai tendencijai žmonės apskritai nesugebėjo atskirti, kur yra reklama, kur yra tiesiog apmokėtas turinys ir viskas yra daroma tik tam, kad jie pirktų ar vartotų kažką. Tai Ir yra tai, nes jeigu tu žmogų jau seki, pasirinkai sekti, jau tau įdomu, ką tas žmogus veikia ir tu atrodo, tu kaip žiūrėtojas, kaip stebėtojas, tu jau susitapatini, atrodo, esi beveik draugas to žmogaus, kurio tu seki ir tai, kuo jis dalinasi, tarpuose, jeigu yra įterpiama, o vartoju šitą, o naudoju šitą, man patiko taip ir taip, tu kaip ir supranti, kad lyg ir, o faina, gerą dalyką atrado, bet jau reikia ir jungti logiką, kad 5 kremas per 2 savaitę, tai jau kažkas ne to. taip. Naudoju ilgesnį laikotarpį ir kaip tu gali šokinėti nuo vieno prie kito, tai vadinasi, jau yra tas turinys jau specialiai padarytas. Taip, taip, taip. Tai labai tikiuosi, kad atsiras vis daugiau šito sąmoningumo, nes manau dabar čia vienas pagrindinių, sakykime, viena pagrindinių reklamos priemonių ir viena tokia, sakykime, galingiausių, būtent dėl to, kad žmonės tapatina savo gyvenimus su kito žmogaus ir būtent per tą produktą, kurį jie įsigyja, jie pajaučia, kad irgi turi tą patį, sakykime, kaip kitas sekamas žmogus, kuris galbūt kaip pavyzdys tam tikrais aspektais. Aš irgi ant kai kurių influencerių esu pastebėjus, kad jie nesidalina aplinkosauginėmis temomis. Žiūrėk, va kažkokią temą išlenda. Nu ir va tokia mintis. Paskui jau pradėjau sekti, kai jau žymi, tada aš savo pasitvirtinau, kad taip, jiem yra apmokėta, kad jie to turiniu dalintų. Ir kaip ir supranti, kad čia tas toksai emocinis dalykas, kad jeigu tu kasdieną, tai nėra viena tavo tema, apie ką tu akcentuoji kasdieną, ir čia tik tai todėl, kad tau apmokėtų, tu apie tai kalbi, bet yra kitas dalykas, tu turi auditoriją, kuri tavim pasitikė, tai užsakovai irgi tuo vadovavosi, kad pasitikė, kad prieitų tą informaciją kitos auditorijos. Tai čia aš tik tai savo atsakiau į klausimą, kad iš tikrųjų bet kokią temą gali nupirkti, kad influenceris tau pasidalintų. Visada reikia imti. Supratau. Labai įdomu iš tikrųjų ir galbūt norėčiau užbaigti tokiu apskritai gal apžvalga, kas vyksta Lietuvoje, kokios yra perspektyvos jauniems žmonėms, kurie būtent norėtų dirbti aplinkosaugos srityje ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo skirtingais būdais. Tai per tuos 20 metų, kiek dirbu jau čia apvalinu, atsirado daug tokių papildomų profesijų. Buvo tik tai aplinkosaugininkai, ekologai, taip vadinami. Jie gamybinėse įmonėse dirba, bet atsirado ir tvarumo vadovai, ir kažkas su klimatu daugiau dirba. Ir aplinkos ministerijoje irgi skyriai atsirado, kurie ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų efektą patį nagrinėja, teisinę bazę įvedinėja į Lietuvą, studijas daro. Tai va, tie visi reikalingi specialistai tom temom, nes jeigu pagal žalią kursą iki 50 metų mes norime ekonomiką padaryti neutralią klimatui, tai vadinasi, reikės tų specialistų, kurie supranta tos dalykus. Nereikia nertis tačia galva vien todėl, kad aš būsiu madingas, tai turėtų tau patikti ta tema, tau turėtų būti įdomi ta tema, jeigu nori į tą pusę nukreipti savo gyvenimą. Net ir nesirinkdami kaip darbo srities jaunimas, turi savo gyvenime, aplinkosaugoje turėtų būti nebe mada, o gyvenimo būdas.
Nes tai, ką tu veiki, ką tu darai, įtakoja ne vien tik gamtą, aplinką, bet ir tavo sveikatą, nes viskas grįžta. Tai, kad tu suvalgai, suvartoji, kokias, sakykime, nuimkim namų ūkį, kokias naudoji valymo priemonės tualete, skalbimo priemonės, namų valymo visas priemonės, viskas sukeliauja su nuotekomis per unitazą, per visus su nuotekomis per vamzdynus keliauja į nuotekų valyklą. Mes Lietuvoje turim biologinius valymo įrenginius. Ką tai reiškia? Tai yra didžiulė talpykla, ten yra daug bakterijų, kurios suvalgo organinę dalį, visą organiką. Dar prieš tas talpyklas yra pastatytos grotos, sugaudo stambesnius dalykus, ko žmonės primeta, tiek visko primeta į savo unitazus, kad Taip, aš girdėjus, labai kad daug. ir žuvyčių, ir... Ampersų sumeta į Taip. unitazą. Vilniaus nuotekų valykla per metus vien plaukų sugaudo 10 tonų. Oho, wow. Plaukai Oho. turėtų keliauti šiukšlių dėžę, ne į unitazą. Ir Aha. tiesiog tai yra čia mūsų įpročio reikalas. Tai va, ką norėjau pasakyti. Tai visos tos nuotekos, ką mes iškeliauja iš mūsų namų, mes norim visada blizgančių, švarių, kvepiančių namų. Jos keliauja į nuotekų valyklą, ten bakterijos suvalgo tik organiką, susidaro dumblas nuotekų ir skaidrus vanduo. Tas skaidrus vanduo, jisai toliau išleidžiamas yra į upes. Chemiškai niekas nevalo. Tai va, kiek mes visokių valiklių, visko, kiek mes ko išleidžiam, tas toliau iškeliauja į gamtinę aplinką. Lietuvos mokslininkai su Latvijos mokslininkais tyrinėjo Lietuvos vandenis ir 2 metus ir nustatė, tyrinėjo daugiau, kiek farmacinių atliekų patenka. Yra vaistų. Taip. Ir mes jau dabar nebenuleidinėjom vaistų unitazę, ką darydavom anksčiau, dabar jau į vaistinės grąžinam, bet atrado, kad vandenyse ir žuvise daugiausiai yra randama vaistų nuo skausmo likučių. Reiškia, tai, ką mes suvalgom, tai yra išgeriam vaistus, jisai nelieka mūsų organizme, jisai pasišalina su šlapimu, mes jį nuleidžiam ir tas patenka į upes. Tai žodžiu, žuvise yra nuskausminamųjų ir per visus organizmus. Ir mes tą žuvį kažkada pagaunam ir suvalgom, tai grįžta pas mus stalo. Vanduo, jis irgi nusėda per gruntinius vandenis, mes irgi gali grįžti pas mus ant stalo. Tai va čia ir yra tas uždaras ratas, kad galbūt ne mes tiesiogiai, bet Vilniuje gyvenantis, mes irgi teršiam Baltijos jūrą. Ta tarša prasideda mūsų tualete, ką mes nuleidžiam. Tai mes gal ne savo kiemą užteršiam, bet kaimyno, kito miesto. Lygiai tas pats kaimynas mūsų kiemą gali užteršti. Jeigu kaimynas užkuria atliekų lauželį, tai mūsų daržas, mūsų vaismedžiai, uogos irgi nusėda plastiko, deginamo plastiko likučių, beveik plastifikuoti gaunasi daržovės ir vaisiai, ir dar visokių ten furanų ir taip toliau. Ir mes dar sukvėpuojam. Kietos dalelės irgi sėda į mūsų plaučius. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras irgi daro tyrimus didžiuosiuose miestuose, kiek ankstyvų mirčių atsiranda dėl padidėjusios kietųjų dalelių taršos. Tai žodžiu, irgi tai yra nematoma, kietosios dalelės yra nematoma. Tai, ką mes sukvėpuojam, irgi yra nematoma. Ir tai irgi įtakoja mūsų gyvenimą. Nereikia bėgioti šalia, mėgstam, mes visi imituojam kartais sportavimą, pabėgiokim šalia gatvės, šaligatviai. Šiaip šaligatviais nelabai sveika bėgioti, nes turi būti minkštas paviršius. Ir dar mes prikvėpuojam automobilių išmetamosiomis dujomis. Tai jeigu bėgiojam, tai rinkimės mišką, rinkimės parką. Tikrai mes žalioj Lietuvoje gyvenam, turim tų žalių erdvių. Nebėgiokim palei gatves, nežaiskim vaikų irgi, nelaikykim žaidimų aikštelėse prie gatvių. Prie judrių gatvių. Ir rinkimės geriau žalesnę aplinką.
Ir va čia va tie tokie aspektai, Mhm. žiūrėkim, ką namuose naudojam, nes nuo tų visų valymo priemonių mes savo netgi alergiją susikūrėm, Taip, vaikams sukūrėm taip, alergijas. Tai nesirinkim vien tik pagal reklamą, kuris ten labiau šaukia, kad mes kokie taip, čia taip, visas taip, bakterijas taip, sunaikinam, bet žiūrėkim, kad ta visa sudėtis, kas yra toj pakuotėj, gali pas mus likti, kauptis netgi mūsų organizmuose ir mes turėsim kažkokių papildomų ligų dėl to. taip. Aš manau, čia labai tokia graži mintis apskritai pabaigti mūsų pokalbį. Iš tikrųjų, kad pirmiausia pradėti nuo savęs, bet iš tikrųjų nepamiršk, kad mes esam bendra visuma ir iš tikrųjų viskas yra labai susijęta tarpusavį ir kaip ir kalbėjom, kad net gyvendami Vilniui galim iš tikrųjų teršti Baltijos jūrą ir turėti omeny tą apskritai mastą ir kad tai yra visuma iš tikrųjų. Ir turbūt kitas dalykas, kad nepamiršti, jog iš tikrųjų čia ne mums gamtai ir kad ne gamtai mes esam reikalingi ir apskritai mūsų aplinkai, o mums ji. Tai saugot save Ir ir savo. mes esam gamtos dalis, ne gamta Taip, mūsų dalis. taip, Mes taip, taikomės gyventi šalia jos. taip, taip, būtent. Tai ačiū labai, Roberta, buvo labai smagu pasikalbėti ir tikiuosi, kas klausysis irgi pasisems naudingų idėjų. Ačiū. Ačiū, ačiū viso.